Labas rytas, šiandien susitinkame prie baseino, atvažiavau ir einu į vandens aerobiką. 2 metai kokie nebuvo aerobikoje, tai vandens. Ir su Čerliu, kai ėjau, tai netgi juokinga buvo, nes aš atėjau ir vien senukai buvo. Rašė vandens aerobikas kliūstelėse 70 ir aš galvoju, ar čia muzika, ar čia amžiaus grupė. Laikas man idealus tarp vaikų lankyti tą grupę. Jeigu nepatiks, paplaukiosiu ir eisiu į sauną ir važiuosiu namo, nes nepasiimu sportinių drabužių, nieko. Po mano klasės sėdžiu šlapiais plaukais, nes džiovintuvai ten buvo gyvis, savo grįžtus su šlapiais plaukais galiu išsipūsti namuose. Jeigu nepatingėsiu, dabar paskutiniu metu iš viso tingiu ir nedžiovinu plaukų. Ši juosta, kaip man pasiteisino, tai mano geriausias pirkinys. Aš nuo tada, kai nusipirkau, užsidėjau tą pačią dieną, tai dar nei dienos nebuvo, kad nebūčiau užsidėjusi. Irgi ten buvo vien vyresnio amžiaus žmonės, bet labai patiko klasė, vis jaučiuosi tokia išjudinta ir nežinau, po baseiną aš visą laiką jaučiuosi labai mieguisi ir pavargusi, o dabar toksai energijos plauksnis, jaučiuosi puikiai. Važiuosiu pasimti magniuką ir galvoju, reikia susipakuoti kuprinę ir su vaikais atvažiuoti į baseiną po pietų. O kas čia nutiko? Ką tik gavau Amazon siuntinuką. Kai yra Havanas firmos tapkės. Tai nusipirkau štai tokias, iš tikrųjų labai fainas, gyvai daug geriau atrodo negu nuotraukose. Man reikia tapkių į baseiną, prie vandens ir labai daugelis va tokių tapkių turi va čia tokį kaip pukelį, nežinau, medžiagą ir aš noriu, kad nebūtų, kad geriau išdžiūtų. Tai vat nusipirkau štai tokias. Kokia saulėta ir graži diena. Atrodo, pro langą žiūrint, atrodo, kad vasarą išeini truputį vėsu, bet toks geras oras. Tai kitas dalykas, kurį užsakiau iš Amazon, tai yra štai tokios kojinės, oras šiltos kojinės ir man jos patinka užtemptos ant timpų su sportbačiais. Tai nusipirkau pakuotę jų, 5 poros, 8 € kainavo. Šiaip už tokią kainą gali jas rasti beveik visose parduotuvėse, kaip Tesco ir visur, bet tingiau važiuoti pirkti, o man reikia kojinių. Pagrindinis dalykas su jom, kas yra, tai yra jų kokybė po skalbimo. Vienas vyrai buvau nupirkusi, tai iš karto metėm lauką, nes susigumulavo, susiraitė, susitraukė, o vat kitos nešiojo labai ilgai. Tapkių išmera puikiai, bet šiek tiek man platokos ir truputėlį tokios, ortopedinės atrodo, gal dėl to, kad jos baltos, nežinau, bet sueis. Taip sunku buvo išsirinkti tas tapkes, prasidėjau Amazon visą vakarą, buvom iš tikrųjų tame outlete ir kaip ir žiūrėjau tenais, nes galvoju nusipirksiu, bet nenorėjau tenais tų tokių su dideliu Adidas ženklu ar tempumo, nepatinka man tie brandų pavadinimai ant drabužių. Galėjo anksčiau ateiti, būčiau šiandieną panaudojusi, dabar mano Birkenstockai visi šlapi. Aš net nežinau, kad jie daro tokio tipo tapkes, nes jų populiariausias yra tos paprastos per pirštą. Ir kažkada per anglų televiziją rodė laidą, kaip darė bandymus, ar apsimoka jas pirkti. Tai paėmė tapkes iš Primark ir tada jėmė tapkes iš būtent šios firmos ir darė ten testus, tampė, lankstė, ten žmonės nešiojo. Tai jos prilygo kokybę 6 Primarko tapkiam, tai čia nusipirki tapkes visam gyvenimui. Taip, matai, va čia va narcizai bus. Va ten va visur palei mūsų krūmus yra, taip? Mes net nežinom, čia kažkas pasodino. Taip. Snieguolę va turim. Matai, kokia gražuolė. Kas čia yra, Happy Food? Taip. Va, Magnus kokį Happy Food turi. O ką čia? Čia gėlytės bus, čia, man atrodo, narcizai ir tulpės gal užaugs net. O, matau lofus. Jis nenori jau. Sveiki, šeštadienio rytas. Maksimus! Pšt! Nežinau, ar girdite, iš šiukšlinės išsitraukė nuo tualetinio popieriaus tą kartonėlį tokį ir dabar varo po namus futbolą su juo. Niekaip neatsibundu, dar visą užsimegojus, tai vakar turėjau tokią aktyvią dieną. Pyp.
Vyras pasiėmė vaikų šiandien, išsivežė juos iki mechaniko, jiem reikia kažkokią ten padangą pasitvarkyti ir tada sakė vešis į Lego klubą. Noriu susitvarkyti antrą aukštą, tai greitai nusivilksiu patalinės, pajungsiu jas plauti ir atvažiuos brolis ir važiuosime pažiūrėti buto, kurį jis nori pirkti. Tai mes praeitą kartą jisai matė vienas, tai dabar noriu pamatyti antrą kartą ir važiuosime pasižiūrėti. Daryti šitaip, čia kokia yra, čia Hot Wheels? Taip, Tavo mėgstamiausias? taip, tokia prašydačiau. Taip, parodysim dar kelis pirkinius. Tai ką tik buvo Maldi ir čia yra visai neplanuoti pirkiniai, bet rodžiu, per kalėdas vaikai gavo For Reals, man atrodo, taip vadinasi, o čia yra Fuskins, tai čia tiesiog kopija Aldi, tų pačių dalykėlių, bet šie daug didesni, daug fainesni negu tie originalūs. Tai 3 flomasteriai, šie ir dar gauni lovytę. Ir 6 eurai, man atrodo, visa ši dėžė, anie kainuoja apie 20. Kitas pirkinys kainavo 6 eurų su nuolaida, tai manau bus labai smagus dalykėlis vaikams, tai padaryti jų dienos rutiną. Yra daug kortelių atitinkančių būtent tam tikrus dalykus ir reikia pažymėti žalia spalva, kaip padarai. Tai manau, šis dalykas bus tikra motivacija mano vaikams, jiems tokie dalykai labai patinka. Tada markeriai iš Big firmos, visą laiką juos perku, kai užmatau tenais labai kokybiški, šiaip jie kainuoja apie 6 eurų, dabar buvo 3 eurų, tai gera kaina. Gerai, kalbant apie dalykus, kurių man reikėjo, tai šiandieną išvažiavau iš namų dėl tam tikrų dalykų. Šis spalva vadinasi Slate ir aš labai sunkiai gaunu šios spalvos jungtukų. Pagaliau vėl atsirado jos, iš kur pirkom. Tai nuvažiavau, tai buvau užsisakiusi ir sakė, duos žinoti, kai atsiras, nes aš labai norėjau štai tokių jungtukų, tokie senoviniai, bet labai faini. Spalva labai gera, nes nesimato piršto ant spaudų, tokia kaip pabraižyta, nežinau, net tamsiai mėlynai pilka, vadinasi, nežinau, sunkiai apibūdinti tą spalvą, bet jo, tokie jungtukai rozetėm pakeisti, pas mus yra standartiniai balti, patys pigiausi sudėti, tai po truputį norime pasikeisti tokius, kurie patinka. Yra tokie ir dar yra toks pat, tik tais, kur vienas. Ir tada paėmiau vieną rankeną, reikės jį išpakuoti, pažiūrėti. Visose namuose yra auksinės rankenos, norėtumėm jas pasikeisti. Paėmiau pažiūrėti, tiks, netiks esamom durim ir jeigu tiks, galbūt nusipirksime daugiau. Tai va. Tada Aldi dar pasiėmiau maišiukų virš tos krūtinėlių ir labai tik susipažinom su vyru, tai buvom atradę šį dalyką viename restorane ir tik kitą valgydom ten, tai dabar pamačiau Aldi tą rinkinį ir galvoju, nu reikia pabandyti, gal bus kažkas panašaus, gal bus skanu, tai šį vakarą išbandysim. Paskutinis pirkinys, kurį šiandien nusipirkau, tai yra svogūniukai. Hiacintos, man atrodo, taip vadinasi tos gėlytės. Tai man nelabai patinka tas plastmasinis indelis, tai galvoju paieškosiu kažkokios gražesnės lėkštės ar vazelės ir perdėsiu į ją ir tiesiog pasidėsiu ant stalo. O kaip pražysti iš viso gražu, tai 4 eurai toksai dalykėlis. Manęs niekas turbūt pasaulyje taip nemyli kaip Lego. Tvarkymosi diena, susitvarkėm vaikų kambarį, turėjom svečių šį savaitgalį, tai buvo vaikai, nuvertė visiškai šį kambarį ir labai su Magnu šiandieną kalbėjome dėl jo virtuvėlės. Tai paskutiniu metu jis ją suverčia, nesutvarko ir sakiau, kad ir klausiu, gal tu nebenori jos turėti, nes nenori tvarkytis ir toliau. Tai sakė, jo, galim padovanoti kam nors, tai dabar stovi ir nežinau, kažkaip pati paklausiu, atsakė, dabar nežinau ką daryti. Šiandien turiu tokį projektą, kurį planuoju padaryti, nežinau, gal 3 mėnesį esu nusipirkusi veidrodžius iš Ikėjos, tai aš kaip jie vadinasi, Blood Lawn. Vadinasi Blood Lawn, tai yra pakuotėje neklystu 4 ar 3 veidrodukai, kvadratiniai, esame naudoję juos prieš tai virtuvėje, labai faina siena gavosi, tai nusipirkau aš juos, nes turėjau planą daryti sieną koridoriui, bet persigalvojau ir noriu padaryti vaikų žaidimų kambarį visą vieną sieną iš veidrodžių, nes Magnus darom jogą ir būtų labai faina turėti veidrodį, tai pagalvojau, kad reikia padaryti visą sieną veidrodinę ir kambarys bus toksai erdvesnis ir tuo pačiu matysime, ką darome, nes šalia televizorio, tai galėsi žiūrėti televizorių, žiūrėti, kaip pats darai tą pratimą ir tiesiog yra tokia viena siena, kurią vis galvau padaryti į veidrodžius. Tai labai gražiai, Magnus piešia taip. Ir dar čia vadžiūna labai gražu. Nu, jūs tikrai šaunuoliai.
turėjo būti ir trečia eilė, bet sudužo veidrodukas ir trūkstu. Tai vat, taip atrodo vaikų erdvė. Ir tada turime štai tokį dalykėlį, kurį nusipirko Maldė prieš porą dienų. Ir vaikam labai patinka, nes pažymi, ką pasidarei. Tai vat, reikia susitvarkė, šiukšlės išsinešė, va, dar reikia drabužius susidės, rytoj galės padaryti, pamaitinti gyvūnus. Ir Čarliui tai labai tinka šis dalykas, nes jisai labai jo klauso. Šiaip iki šiol naudojam šitą, kurį brolis padarė, bet dabar turime tokį ir čia yra maišiukas su dar skirtingų darbų, tai gali pakeisti. Tai va, šiandieną buvo šie aktualūs, tai va, sudėjome šituos ir kitą dieną gali kitokius. Magnus 2 burokėlį ir obolio gabaliukas, nes jisai dievina burokėlius. Ir žiūrėkite, ką užsiauginau. Per beveik savaitę užsiauginau štai tokias žolelės, salotas, nežinau kaip pavadinti. Tai aš Lidl buvo pirkti sėklos, tualetinio popieriaus, sėklų ir per savaitę turiu vat visą dėžę pilną štai tokio gėrio. Nupirkau štai tokį pieną vaikam ir iš jo darome mes ledus, nes 98% pienas ir saldintas stevija ir kakava. Labai gerai gaunasi štai va tokie vat ledukai, turiu aš nemažai visokių formelių, tai padarysiu kelis į šaldiklį ir bus vat vaikam desertą. Sveiki, susitinkame lietingiausią metuose dieną, ką nusipirkau. Šiandien atsibudau su intencija, kad nusišluosiu lapus, bet šiandien toks lietus, tokia vėtra. Sugalvojau nuo ryto, tai vat Lidl parduotuvėje radau šį dalyką, kurio aš iš tikrųjų neturiu ir vis pagalvodau, kad man jo reikia. Tai negana to, kad buvo paskutinis, dar ir su nuolaida. Traukos dėsnis, pritrauki dalykus, kurių tau reikia, apie kuriuos galvoji. Vat man labai dažnai tai būna. Iš kur tai gavai? Tai gavau parduotuvės. Iš parduotuvės Magnus nupirko? Taip, ir turi tokį pažiūrėti. Ir turite. O Magnus kur tavo? Jūs abudu turit po super berniuką? Ir tokia pažiūrėti. Kokie jie gražūs. Revlon plaukų džiovintuvą, šukas, nes noriu prasidžiovinti plaukus ir šiaip turi tik 10 minučių, tai būtų protingiau atsinešti normalų džiovintuvą, bet antrą kartą nebeisiu į viršų, vyras miega po naktinės, tai nusidažiau plaukus ir spalva atrodo tokia gan tamsi, tai truputėlį bijau džiovinti ir turiu 10 minučių, reikia važiuoti pasimti Magnus, šiandieną turiu labai daug reikalų, labai daug smagių dalykų įvyks. Užtrukau 7 minutės išsidžiovinti plaukus. Šiandien patiksim vaikus ir važiuosim pas mamą. Tai vakar buvau Lidl ir nupirkau tokį pyragą. Pažiūrėkite, ką jis padarė. Jis iškandžioja pyrago viršų. Pro visą sudraskė celofaną ir apvalgė pyragą. Tai
Tai vat, ką tik matėte, kodėl aš negaliu niekom palangių laikyti. Piktas šuo ir dar piktesnis katinas sėdi ant lango ir saugo namus. Iš tikrųjų jie laukia mūsų. Mes dabar vat išvažiavau, tai 100% katinas ten sėdės iki tol, kol grįšiu. Šuo kartais laukia, kartais ne, bet tik išgirs, tai neužino, sėdi prie durų. Taip va, mūsų labai fainiai laukia abudu. Tai vat, aš jau kelyje važiuoju pasimti Magnus. Labai geras oras, 12 šilumos. Pasiemu mažylį ir tada mes turime daug reikalų, tai grąžinti siuntinį į Amazon, tai nešiu į paštą, nes jis didelis netilpa į mano pašto dėžutę, tada vakar nusipirkau 2 dėžės iš Lidl parduotuvės ir viena brokuota, tai sulūžusi, tai noriu grąžinti ją. Ir turiu tokią fainą idėją, vaikų kambarį noriu padaryti 3 paveikslus. Tengi turiu valandą iki Čarlio pasiėmimo, galbūt užsukti į labdaros parduotuvę, pasižiūrėti, gal rasiu kokį paveikslą didžiulį. Tais man reikia drobės ir didelio paveikslo ar didelio rėmo ir kol kas mano toksai planas, tada pasimsiu Čarliuką. Kai pasimsiu Čarliuką, važiuosime pas mamą į svečius pabūti ir tada aš netoliese iš tenais pasimsiu savo Ikėjos užsakymą ir pakeliui grįžtant turiu užsukti pasimti paveikslą. Ne paveikslą, nu tokios kaip drobės, nežinau, sunku, tokį žemėlapį. Tai radau skelbimuose, kad parduoda tą žemėlapį, labai jis man patiko. Turiu 2 vietas, kur manau jis puikiai tiktų ir susitariu, kad pasimsiu toksai vintažinis, nu parodysiu, kaip pasimsiu. Štai kokia didumo dėžė. Nupirkau už 3 eurus bulvių, vaisių, visko. Tai ką tik su Magnus buvom Lidl. Pirkom štai tokių picų, bandelių. Ir pas mano mamą iš karto pasiėmus Čarlį. Tai gavau jis valgys jie jas mašinai. Ir prie kasos ta dėžė. Ir prie kasos dabar yra toksai stovas. Retai jisai būna, bet būna. Ir tenai sudeda... Ten padaro va tokias dėžės ir duoda kokią nors kainą. Tai čia, pavyzdžiui, jeigu koks pakelis suplyšo, ar tenais, na, vienas mandarinas supelijo ir visi kiti geri, tai atidaro pakuoti ir sudeda va tokias dėžės, tai už šią dėžę vaisių sumokėjau 3 eurus. Ir vakar iš tikrųjų svogūnų pamiršau nusipirkti, bananų neturim. Jeigu matau, kad dalykai, kurių mes nenaudojam prikrauti, tada nepirku. Vieną kartą buvau prieš tai užmačiusi, tai buvo labai daug cukinijų, dar vis baklažanų, kad mes jų nenaudojam, tai ir nepirkau. Bet gerulai nusiperka žmogus, kuris mėgsta tuos dalykus. Tai vat, kai užmatau, nusiperku ir yra aplikacija, Too Good To Go, man atrodo, vadinasi ta aplikacija, tai visas parduotuvės, kai turi tokių dėžių vakare, padaro už 5 eurus, vietos tam tikra kaina yra, bet irgi padaro tokias dėžutes, kad gali vakare atvažiuoti susirinkti visus maistus, žymiai pigiau ir tikrai vertė būna didelė. 5 minutės iki Čarliuko, ką tu darai? Vaikučiam. Dideliam vaikučiam čia. Čia tau pavašyta. Taip. Nusipirkom 3 drobės su Magnus, nusipirkom labai gražius šiaudelius. Magnus labai skaudžiai nukrito vidury gatvės, buvom banke, buvom pašte, buvom parduotuvėse 2, buvom labdaroje, tai labdaroje neradau drobių, tai radau parduotuviai, bet kokią vazą fainą nusipirkau, galėsiu parodyti vėliau. Tai jo, mes turėjome gerą valandą, tai taip daug nuveikėm ir dabar atvažiavam pasimti Čarlio. Pasiemam, grįžtų greitai namo, iškraunu mašiną, nes man reikia jos tuščios, ypač bagažinės, kad susidėti iki jos daiktus ir išvykstame iš karto ir reikia dar sustoti degalų, nes matau, kad ant ribos. Tai va, tokie mūsų planai ir judam po truputį. Šitas? Sulaužti. Imk dar. O, koks pasipuošęs tu šiandien. Taip, į akvariumą. Ketvirtadienio popietė visi miega, stebi kaimynus, šalia manęs, oi kaip gražiai miega. Tai vakar pasiimu pirkinius iš Ikėjos, tai buvau padariusi užsakymą, tada ėjome pavalgyti ir labai smagiai pasibuvom, tai grįžom gan vėlai. Čarliukas
norėčiau sakyti, susirgo, bet nėra, kad jis labai sirgtų. Pusė airiukų eina į mokyklą tokie, bet tiesiog čiaudo, truputėlį nosis bėga, sloga, gal valgęs riubos abu ir išėjo miegoti, tai iš tikrųjų aš čia esu prisišaldžius, rodžiu savo kažkuriame filmuke labai daug sultinių ir man juos reikia naudoti, nes aš neturiu vietos kamerai. Minu, kad jinai laukia, tai vat mūsų čia saugo langus. Labai noriu kavos, bet galvoju, pirmą parodysiu, ką aš čia nusipirkau, truputėlį apsitvarkysiu ir tada atsisėsiu ir atsikersiu jas ramiai. Tai šiandien nuvažiavau nupirkti štai tokių dalykėlių, tai mūsų namai turi daug ventiliacijos angų ir kai dažėme namus, tiesiog nuėmė tas egzistuojančius, nes ten buvo pageltonavę visiškai. Ir šiandien nuvažiavau parduotuvį ir pamačiau tuos, kurie buvo, visi tokie buvo ir maniškis supirko visiems namam ir sudėjo tokius, bet aš užmačiau daug gražesnį tokį metalinį. Tai paėmiau jį vieną ir galvoju, tiks, netiks, šiaip pagal idėjas turėtų tikti. Tai šitas labiau tiks kolidorių. Važiavau paimti jų ir paimti smėliuko katinui. Pasibaigė katino smėliukas, naudojam siliką ilgą laiką iš Zooplus. Kadangi visas pasibaigė smėliukas, tai tiesiog nesakiau internetu, nes Zooplus kažkas atsitiko, jie dabar ilgai veža. Seniau atveždavo per kelias dienas iki savaitės, dabar 2 savaitės, 2,5 yra buvę, tai kai pasibaigė smėliukas, aš jau puoliu kažkur važiuoti ir pirkti. Tai vat šį kartą vėl, kadangi praeitą kartą dapirkau ir vėl nepadariau užsakymo, tai teko vėl važiuoti dapirkti ir pamačiau naują brandą ir galvoju pabandysim jį, nes jis yra visiškai natūralus, galima nuleisti tualete, kautynės, o po to abudu krenta ir miega. Jie taip vienas kitą myli. Tai vakar pasiėmiau užsakymą iš IKEA'os, galiu pasidalinti keliais pirkinukais. Tu čia nenorėk manęs užpulti. Va, kaip taikosi mane užpulti. Ne. Tai va, žemėlapis atrodo štai taip. Ir matosi ta medžiaga. Kiek gražių detalių. Ieškojau kažkokio gamintojo ar kokio ženkliuko, bet nieko neradau. Tai va, yra padaryta virvelė, jam pasikabinti ir aš galvoju jį kabinti ant šitos sienos. Nes su ta žalia spalva, labai fainiai tinka. Parsivežiau savo senąją lempą kur būdavo mūsų virtuviai. Tai ją žadu pasikabinti savo meno kambarį, nes dabar ten tik lemputė kaba, kol rasiu kažką, kas man tinka, patinka. Trūkstų IKEA'os veidrodukų, tai nusipirkau dar. Yra spintelė po televizoriu, tai reikia ją sustatyti, pakabinti ir labai ilgai aš jos laukiau. Tada čia yra mano batų lentyna, mano spintai, trūkų vienos batų lentynos ir 2 paprastų lentynų, tai vadasi pirkau. Galiu susitvarkyti būtent to kampo savo spintos, kur mano visi tenais šalikai, diržai ir taip toliau, nes neturiu tų lentynų. Ir visi šie pirkiniai yra tokie, kuo aš negavau ilgą laiką, ką norėjau nusipirkti ilgą laiką, tiesiog nebuvo ir reikalingi išlaukti dalykai. Tai ta lentynėlė po televizorių, kur kabės, tai ji yra jau ją stebiu, aš nežinau, porą mėnesių. Ir sakė, yra labai geras dalykas, kad jeigu kažko nori, jie neturi, paspaudi varpelį, nes buvau paspaudusi, kad man parašytų, kai atsiras, tai iš karto viską į krepšelį ir tada pastebėjau, kad atsirado vėl ir mano metalinė lentyna, kurios aš negaunu nuo tada, kai nusipirkom spintos. Vėl ne vieną kartą pati važiavau, tiesiog jų nėra. Turiu vieną dalyką, tai yra tokia batų lentyna plasmasinė, tai žadėjau ją pakabinti prie kito lauko durų, bet nelabai man patinka. Jau juodą gauti, draugė važiavo kaip tik į IKEA, negavo tos lentynos man, tai užsisakiau, tame užsakyme atvažiavo ir aš žiūriu ir man nelabai jį patinka. Ir padėjau tą vietą, kur aš ją noriu pasikabinti pagal planą, kurį turi kabėti, bet nežinau, ar aš ją ten kabinsiu, nes nežinau, IKEA'os mums labai toli, tai neprivažinėsi tenais gražinti, tai mes tiesiog palaikom ir kažkada, kai važiuojam, nuvežam ir gražinam. Tai mano žaliusis stovėjo gal 4 mėnesiai, kol aš jas gražinau. Tai turi metus laiko gražinti, kas yra tikrai labai gerai ir gražins tą sumą, kiek tu mokėjai, kad ir tas daiktas ir su nuolaida, kad ir to daikto jau nebėra pardavime, vis tiek viską priema, labai, iš tikrųjų ta sistema yra labai gerai. Tai dabar parodysiu smulkesnius dalykus, ką nusipirkau, kas yra štai šios
kaip juos pavadinti, skirėlius, gal tai susidėti šakutėm, šaukštam, viskam, bet aš nusipirkau juos 3, nes aš turiu šiaip stalčių, į kuriuos turiu savo menų stalčius ir man labai gerai va tom kategorijom ten teptukus susidėlioti, trintukus, dar kažką ir šiaip susiorganizuoti stalčius, kolidoriuje turiu spintelį, kurią va irgi galiu įkišti tokį, aš pagalvojau, man labai tiktų saulės akiniams, nes va čia va po 2 tilptų, na, bet kam susiorganizuoti, kad tiesiog stalčių daiktai nebūtų palaidi. Man patinka dėžutės kažkokios organizacijos ir šie man labai patinka. Kaina labai nebrangi. Čia Magnus nusipirko šiūdelius. Ne IKEA, o kitoj parduotuvėj, bet į tą dėžę šimečiau vakar. Tai nusipirkom vėl puodelių tokių. Jie yra nesunaikinami, daugiafunkciniai ir mes juos naudojame labai ilgą laiką. Tai kai vaikai buvo visiškai mažiukai, aš nupirkau tą komplektą ir dabar nežinau, liko man atrodo tik 2. Kur kiti dingo, žinau, kad 1-2 mes kitur panaudojam, gerai plaunas, labai patogus ir tiesiog mažiau daiktų sudūžta. Pas mus dabar plytelės, mes nepratę turėti plytelės, seniau krisdavo, niekas neduždavo, dabar viskas dūžta ir paėmiau dar pakuotę jų. Vasarą piknikams bus išsinešimui, mes tiesiog vieną kitą sukišam į kuprinį, įsidedam, einam kažkur. Toksai patogus dalykas, tai šakučių, peilių, šaukštų yra toks rinkinys, tai mes jų nebeperkam, naudojame metalinius jau ilgą laiką, nes indaplovėje biški susilanksto, susikramto, tokie negražus, tai va tų nebeperkam, bet bliudelius iš tos pačios kolekcijos ir lėkštutes vis dar naudojam, turim ir keramikinės tokio pat dydžio, bet vis tiek kažkodėl jamam jas, nes jos tiesiog patogiau dedasi į indaplovę ir nežinau, iš įpročio toliau naudojam. 2-pusė lipnė juosta, veidrodukam, o kur tie veidrodukai? Tada čia yra... Tada yra turbūt lentynai tie visi mechanizmai. Rankšlas tai už 2 eurus plaukams, tai aš turiu tokį namuose. Prastas rankšlasis plaukams, tai aš turiu tokį microfiberio, kurį naudoju kaip plaunu plaukus, tiesiog kaip turbaną susisuku ir labai man patinka, bet turiu jį vieną ir dabar pradėjom eiti į baseiną, į salę, tai labai norėjau nusipirkti antrą, kad turėti baseino rankinėje savo ar vaikams, jeigu užploviau galvą, uždėti ir nudžiavinti, na, toksai atskiras plaukų rankšlastukas. Ai, čia irgi netyčia pakliuvęs nuo vakar pirkinių, tai yra komposto maišeliai. Jau kurį laiką perkame įrančius maišelius. Juos sunku rasti, nerandu jų visur, bet dabar radau vienoj parduotuviai ir vis užsiperku. Ir kažkaip mes va čia atsikraustėm, pradėjom nebenaudoti šiukšlių maišų. Pas mums dabar ta šiukšliadėžė išsitraukia tas visas ta dėžė, nueini iškratai ir nereikia, bet su kompostu mes naudojam. Tie maišeliai iš tikrųjų sulaiko, kad tas konteineris būtų švarus. Tai pradėjome labai stipriai rūšiuoti šiukšles, labai daug sutaupome ant konteinerių, nes pirmą savaitę čia, kai tie darbininkai buvo, viskas ėjo tik į tą bendrą konteinerį. Mes mokame gan nedaug už šiukšles, nes labai rūšiuojam. Tai vat, kad galėtumėm rūšiuoti kompostą, turime tokius maišelius, kas tikrai labai pasiteisina. Paskutinis dalykas maišelėje tai yra žvakės. Nusipirkau štai tokį rinkinį, kiek jų čia yra. Koks 20 žvakių, jų kaina buvo 8 eurai, viena dega 6 valandas ir norėjau nusipirkti žvakių ir ieškojau bičių vaško žvakių, bet aš nelabai randu. Radusi vienoje vietoje, bet kaina kosminė, tai ieškojau alternatyvų ir šios žvakės pagamintos iš stearino. Kaip angliškai tas stearinas, taip pat rašusi, nežinau. Tai vienu žodžiu domėjusi, kas tas stearinas, nes pasižiūrėjau sudėti ir man tai buvo visiškai nežinomybė. Ir tai yra gyvulinės kilmės produktas, vienas ekologiškesnių ir sveikesnių variantų darant žvakes ir šitas produktas yra 100% būtent ta medžiaga. Nusipirkau tokią žvakidę, ten dedasi 3 žvakės. Ir dabar sunaudoti baigiau visas nuo kalėdų likusias, taip mėtėsi namuose žvakės, tai dabar esame paskutinių tų žvakių. Ir kai jos pasibaigs, mes nebeturime, dėl to noriu nupirkti. Ir man patiko labai tas dydis, kad jos nelabai aukštas, nes dabar turime tenais 30 cm ir taip, kai kalbėsi su kažkuo, jos nutrukdo. Tai noriu tų žemesnių ir va šių dydis buvo idealus. Turime tokią tradiciją su vaikais, kad kiekvieną vakarą, kai valgom vakarienę, mes užsidegam tas žvakes ir vaikai po to užpučia, padainuoja su gimimo diena ar dar kokią nors dainelę, kuri būna pagal nuotaiką tinkanti tą dieną. Ir
tokia tapo mūsų tradicija ir nežinau, to žvakės tokia priduoda šventiškumo, kažkokio ramybės, nu nežinau, tokia gera atmosfera palieka ir noriu, kad būtų tokia tradicija, kad valgome kartu, ne prie televizorius, ne prie kokių planšečių, ne prie kažko, įsijungėme švelnę kokią nors muziką, užsidegame žvakės ir vakarieniaujam ir tokia faina atmosfera. Mūsų tam visam ritualui radau dar, užgesinti štai tokį dalykėlį, bet aš nežinau, ar veiks ant tų tokių aukštų žvakių, bet vis tiek uždėsi ir užges, kurį ta žvakė dings. Bet čia šiaip, manau, yra tom, paprastom, kur, pavyzdžiui, kišti į stiklainiuką ar kažką tom tokiam žvakiam. Bet porą eurų kainavo ir labai man patiko šis dalykėlis, nežinau, labai fainas. Tai galvoju, pasistatysiu jį ar ant židinio, bus kaip dekoracija, bet to pačiu ir, jisai turi funkciją. Tai va toks paskutinis pirkinys iš Ikėjos ir rytoj susitinku su draugė, kuri pati važiavo į Ikėją ir ji važiavo į Ikėją prieš porą dienų ir nupirko man lempą. Tai paėmė į tą lempą, nes tos lempos man kažkodėl nenorėjo Ikėją, tos lempos negalėjo Ikėją man atvežti ir man nervuoja iš tikrųjų tenais dažnai apsipirkinėti, nes, pavyzdžiui, pusę dalykų te leidžia pasimti parduotuviai, pusė te leidžia, kad parsisiųstum tenai su to kurjeriu namo ir yra dar dalykų, kuriuos gali tau davežti iki kažkur. Ir tam tikri, ir kai tu sudedi visus daiktus ir rašo, pavyzdžiui, 3 dalykus tau gali pasimti iš parduotuvės, 3 dalykus tau gali atvežti, ne visą laiką gali viską, ko tau reikia gauti, nes arba nesiunčia, arba parduotuvėje neturi ir toksai biški šiukšlynas. Ir išsirinkau tas lentynas, man draugė turėjo parvežti, rašė, kad yra 4 Ikėjų, ji nuvažiavo ir nebuvo. Tai irgi tenais, ne visko, tai aš galvoju, jeigu būčiau važiavusi tokį kelią, tikrai būčiau susinervavusi, kad rašo, kad yra, o iš tikrųjų nėra. Sutinkam iš mašinos, lietingas, šaltas penktadienio rytas, išvežiau vaikus ir susitinku su draugė, tai kame pusryčių, tai tapo tokia mūsų kas mėnesio tradicija susitikti kažkur pusryčių, į mėnesį pasiema bent vieną penktadienį laisvą ir tiesiog pasimėgauti laiku savo. Iš dalies, manau, tai yra labai gerai, jeigu tik turi galimybę taip daryti, tai yra labai faina.